Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Arūnas Lavinas ir ar jūs vienu mygtuko paspaudimu irgi norėtumėt pastatyti štai tokį kalną? Tai šiandien mes pasikalbėsime apie Lightmatica modifikaciją. Tai parodysiu, kaip ją įsirašyti, šiek tiek parodysiu, ką jinai gali padaryti ir, žodžiu, tokia bus trumpa mini pamokėlė, paroda, kaip pastatyti kalnus, tiesiog pastatyti kalnus. Tai jeigu patinka ši pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka, prenumeruok Redfox Cloud kanalą. Na, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam! Gerai, tai iš tikro viskas labai paprasta, tiesiog keliaujam į naršyklę, kaip matot yra Litematica modas, aš naudoju šitą, tiesiog modų atsisiuntimo puslapį, tai spaudžiam čia, pasirenkam žaidimo versiją, pasirenkam Fabric, spaudžiam čia, atsisiunčiam, toliau mums reikia Malilib ir čia irgi spaudžiam download, pasirenkam žaidimo versiją ir koks varikliukas, vėl spaudžiam čia atsisiųsti. Toliau, ko mums reikia, tai mums reikia pačio fabriko, tai kaip įsirašyti fabriką, aš esu padaręs pamoką, tai nieko labai nerodysiu, tiesiog paspaudžiat čia ir atsisiunčiat ir ten labai paprastai reiks įsirašyti. Ir paskutinis dalykas yra Fabric API, tai irgi tiesiog paspaudžiam čia, pasirenkam žaidimo versiją ir spaudžiam čia, viską atsisiunčiam ir susikeliam į kažkokį vieną aplankalą. Tai kaip matot, čia pas mane yra tik 2 failai, nes Fabric ir Fabric API aš turiu, pas jūs čia turėtų būti 4. Tai 3 iš jų mums reikės perkelt, kur bus Fabric Installer ir netgi su šiek tiek kitokiu logotipu, tai tą reikia pasileisti ir tiesiog labai paprastai įsirašyti. Dar kad pasikartosiu, pamoka yra padaryta kaip įsirašyti Fabric serverį, tai visiškai iš esmės tas pats. Tai ko mums dabar reikia, tai atsidaryti Minecrafto žaidimą, tai aš greit atsidarau Minecrafto žaidimą. Ir kaip matot, aš esu skiltyje įdėgymai, bet čia yra labai visko daug ir aš iš tikro, nematau savo Fabric įsirašyto žaidimo. Tai tam, kad jį pamatyti, reikia paspausti modifikuotą ir kaip matot, čia atsiranda visi serveriai, kuriuos aš esu įrašęs. Tai kaip matot, yra Fabric 1.21, 1.21.10, mes viską įsirašėm į 1.21.11, tai ir žaisim ir rinksimės šitą. Pas jūs, jeigu nesat daugiau fabrikų niekad įsirašę, tai greičiausiai bus tik vienas šitas. Tai ką reikia padaryti, tiesiog paspausti šitą mygtuką ir štai čia atsidarys štai toksai aplankalas. Tai tiesiog susirandam mods aplankalą, jeigu tokio aplankalo nėra, bet viskas įsirašė gerai, galit pabandyti tiesiog pasileisti fabriką ir persikrauti, arba tiesiog susikurti paprasčiausiai tokį aplankalą. Ir kaip matot, čia pas mane yra jau keletą modų, tai aš tiesiog atsidarau aplankalą ir sukeliu tuos pas save 2, pas jūs bus 3, nes vienas iš jų bus Fabric API modus į šitą mods aplankalą. Tai jeigu viskas gerai, pas jūs turėtų būti štai tokie 3 aplankalai čia. Čia pas mane kas yra, tai čia yra kiti dalykai, nekreipkite dėmesio, bet pas jūs turi būti mažiausiai šitie 3, gali būti dar ir kokių daugiau. Tai kad kreipkite dėmesį, kad jeigu jau kažkada esate įsirašinėję modus, tai pašalinkit senus modus, kurie nėra suderinami su versija, kurią jūs žaidžiate. Tai kaip matot, visi pas mane yra 1.21.11. Kitu atveju, jeigu ten būtų koks 1.21.10, didelis šansas, kad nepasileistų žaidimą. Tai jo, žodžiu, susižiūrėkit, kokie čia dar yra modai, jeigu jau kažkada esat kažką panašaus darę. O gerai, dabar išjungiam ir galim bandyti pasileisti žaidimą. Gerai, tai aš jau esu savo žaidime ir mano visi modai veikia. Tai Lightmatica modas dirba ir iš esmės veikia su pagaliuku. Tai su pagaliuku, kaip matot, yra keli režimai, tai režimus berods pakeisti laikant Control mygtuką. Tai tiesiog laikant Control mygtuką ir važiuojant su pelytės, žodžiu, ratuku, kaip matot, atsiranda skirtingi režimai, ką tas pagaliukas gali padaryti. Tai pasirinkime kol kas pirmą variantą ir dabar pabandykime nusikopijuoti visą šitą gabalą. Taip, tai mes dabar nusikopijavom šitą, sakykime, gabalą visą. Ir ką galim padaryti? Tai su M raidė. Tai čia mes keliaujam į Area Editor ir pasirenkam Save Schematic. Kaip matot, čia yra aplankalas Schematics ir čia galėsim pavadinti pragaro portalas. Ir Save Schematic, kaip matot, yra išsaugota. Ir jeigu aš dabar išeisiu ir nukeliausiu kur nors, nežinau, sakykime, aš noriu to portalo kažkur tais, va čia, sakykime. Tai vėlgi paspaudęs M mygtuką, aš galiu tiesiog paspausti Load Schematics, pasirinkti šitą ir paspausti
Load schematic. Gerai, parašyta, kad loaded. Ir kaip matot, dabar atsirado visa šita košė makalošė. Tai gerai, tai kaip dabar mums jį pareguliuoti? Kaip matot, čia yra didelė skylė, biški nesąmoningai atrodo. Tai turint pagaliuką su CTRL pasirenkam, kad būtų schematic placement, tai kitaip sakant režimas 2. Ir tiesiog žiūrėdami, jeigu tarkim aš žiūriu ten, laikydamas Alt mygtuką, aš galiu tiesiog stumdyti su pelytės ratuku ir vat pasukelioti, kur man patinka. Ir jeigu noriu aukštyn žemyn, lygiai taip pat aukštyn žemyn žiūrėdamas, galiu tiesiog paimti ir vat padaryti tokį šakar makar. Ok, kaip matot, atrodo išties keistai, bet jo, žodžiu, čia galima reguliuoti, yra daug visokių kitokių funkcijų, viskas įsirašo labai paprastai. Galim pasižiūrėti, ką čia dar gero turim. Taip, tai dar vienas dalykas, ką čia galima padaryti, tai jeigu mes esame kūrybinėme režime, tai tiesiog, ta prasme, kad nereiktų visko pačiam statyti, galima paimti ir viską iš karto pastatyti. Tai aš labai greitai vėl atsidarau visą šitą dalyką. Kur aš čia buvau, va čia, pragaro portalas, užkraunam. Taip, ir vat matom visą šitą reikalą čia. Tai jeigu mes paspausim M raidę, nukeliausim į čia Configuration menu, į Hotkeys ir čia prašysim EXE, čia kaip matot atsiranda toks Execute Operation ir čia pas jūs bus va taip va, none. Tai aš tiesiog pasirenku ant savo klaviatūros kažkokią mygtukų kombinaciją, kuri man galėtų, tiesiog padėti sutvarkyti visą šitą dalyką. Tai aš va tiesiog laikau 4 ir dar pridedu 5, kad tiesiog nepaspausčiau atsitiktinai, sakykim, kažkada. Tai va, viskas čia padaryta. Dabar jeigu mes su šito pagaliuku nukeliaujam į 5 režimą, kur Paste Schematics in World, tai su mygtukų kombinacija 4 ir 5, bam, ir viskas čia pas mus atsiranda. Vat, galima. Oi, čia dar kažko pridėjau. Bet neesmė. Ką mes turim dabar? Galbūt mes padėjom kažkur kažką ne taip, galbūt kažką negerai ir mums reikia, žodžiu, viską ištrinti. Tai pasižymim vieną gabaliuką. Čia atlekiam ir pasižymim, turbūt, va čia bus kitas gabaliukas. Ir šitą gabaliuką, kur yra delete, tiesiog vėl 4 ir 5, kaip aš pasižymėjau, arba bet koks kitas jūsų sukurtas, žodžiu, variantas, kombinacija ir štai, va. Viskas atsiranda, viskas dingsta. Žodžiu, tikrai žiauriai daug dalykų galima smagių nuveikti. Galima pasimakaluoti, pabandyti. Tikrai verta įsirašyti modą ir labai gelbėja šiaip statant kažką. Tai jeigu žaidžiat su draugais, tikrai smagu. Plus dar žinau, kad jeigu laikom M ir L mygtuką, mes galim pasižiūrėti, kiek mums visko reikia. Žodžiu, kad pastatytume tą, ką esame pasižymėję. Tai va čia, kaip matot, rašo visus dalykus ir rašo, ko mes neturim. Tai tiek šį kartą nuo manęs. Tikiuosi jums patiko ši pamoka. Jeigu patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Su jumis buvau aš, Raudonasis Labinas. Oi, pradingau. Ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!